Vaiduoklyje operacijos yra modeliuojamos konteinerių terminale, kurio bendras krantinės ilgis yra apie 820 metrų, grimzlė prie krantinės 13,4 metro, o maksimalus švartuojamo laivo ilgis yra 360 metrų. Konteinerių terminalas turi krantinės kranus STS tipo, jų iš viso yra 4, 2, kurių keliamoji galia 40 tonų, 2, kurie yra 65 tonų, taip pat terminalinius vilkikus Terberg gamintojo, sutrumpinti jie yra vadinami TTU, tai yra santrumpa iš anglų kalbos Terminal Tractor Unit, aikštelės kranus RTG tipo kranus, kurie yra 9. Tuo tarpu prie rietuvių ir papildomom operacijom yra naudojami tiek frontaliniai krautuvai, šoniniai krautuvai bei specialūs krautuvai kelti tuščius konteinerius. Pirmiausiai reikia prisiminti iš pradinių paskaitų, kokios yra galimos konteinerių krovos technologijos ir pritaikyti ją analizuojamame terminale. Pati paprasčiausia yra šasi technologija, kuriame iš laivo konteineriai iškraunami STS kranu, dedami ant terminalinio vilkiko ir lieka saugoti sandėliavimo aikštelėje ant terminalinio vilkiko platformų. Kliento transportas atvažiavęs užsikabina konteinerinę priekabą ir išveža konteinerius. Kita yra rėminių keltuvų technologija, dar kitaip vadinama žirgtuvinių krautuvų technologija. Krantinės zonoje dirba kita įranga, vadinamieji žirgtuviniai krautuvai. Jie taip pat yra naudojami sandėliavimo aikštelėje bei kliento transporto aptarnavimui. Terminalinių vilkikų technologijoje yra naudojami terminaliniai vilkikai, o rietuvės yra formuojamos naudojant šoninius arba frontalinius konteinerinius krautuvus. Technologija taip pat gali būti įvairiai modeliuojama, pritaikant skirtingas technologijas. Kaip matome čia, šitoje kombinuotoje rėminių keltuvų technologijoje sandėliavimo aikštelėje darbas atliekama žirgtuviniais krautuvais, o sungiamoji operacija nuo krantinės zonos iki sandėliavimo aikštelės atliekama terminaliniais vilkikais. Dažniausiai Europos uostuose yra taikoma aikštelės kranų technologija. Pradžia yra ta pati, kuomet krantinėje dirba STS tipo kranai, konteineriai užkraunami ant terminalinių vilkikų ir terminaliniai vilkikai veža konteinerius į sandėliavimo aikštelę, kur rietuvės jau yra formuojamos aikštelės kranais. Jų gali būti 2 tipų – RTG arba RMG kranai. Kombinuotos sistemos vienas iš variantų, kuomet rietuvės gali būti formuojamos ir šoniniais krautuvais, tuo tarpu vartų zonoje formuojant konteinerių sąstatus yra naudojami specialūs RMG tipo kranai.